Šį kartą atvykau prie Elektrėnų bažnyčios. Puslankiu išlenktas portalas, kurį sudaro stačiakampė arba su kryžiumi ir 6 vertikalūs kiaurapjūviai kryžiai. Išskirtinės architektūros pastatas prie automagistralės Vilnius-Kaunas nuteikia nekasdieniškai. Pakylėję žvilgsnį padeda minčiai atsiplėšti nuo žemės. Pasakojama, kad bažnyčios kūrėjams ir statytojams teko nesykį įveikti materijos pasipriešinimą, galynėtis su žemės trauka. Ši bažnyčia pastatyta, jeigu neklystu, 1996 metais. O kokie. Kaip plaukai, augalai. Nagi, pabandysiu prieiti arčiau. Nežinau, ar pavyks vėlgi įeiti į vidų. Bent jau paslampinėsiu čia aplinkui tada. Oho, atrodo išties didingai. Naktį nuo autostrados vykstant į Vilnių iš Kauno arba atvirkščiai, matosi apšviesta, jeigu neklystu, šita vieta. Kokie sietynai gražūs. Štai radau lentelę, kurioje patvirtinta, kad bažnyčia konsekruota 96-aisiais Liepos 28. Šalia Elektrėnų bažnyčios yra paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę 1944-1953. Čia yra lentelės žuvusiųjų, vardai, pavardės.